Alinas Kofi. Alinas Kofi dar vienas prancūzų talentas. Le Mano ekipoje jis praleido didžiąją dalį savo karjerą. Nuo 2002 iki pat 2009 buvo netgi, pamenu, aš toks ULEB mačas su Maskvos Dinamo komanda, po kurio Alinas Kofi taip išjungė iš žaidimo Lazarą Papadopoulo, kad Maskvos Dinamo klubas siūlė $2 milijonus šitam vidurio puolėjui, kad jis persikeltų į Maskvą. Niekaip nesiseka pataikyti Lietuvos rinktinei, tačiau atkovotas kamuolys ir Renaldas Seibutis smeigia tritaškį, brauk prancūzų pranašumą iki 7, 22-29 ir minutės pertraukėlė. Na ką, pirmoji rimtesnė prošvaistė šios dienos rungtynėse. Vakar prošvaistės teko laukti ilgiau, iki trečio kėlinio vidurio ir tada jau buvo -18. Šiandien likus minutė ir 5 sekundėms iki antro ketvirčio pabaigos Lietuvos rinktinė sumažina skirtumą iki 7 taškų. Ir įsivaizduokite, Lietuvos rinktinė šiame kėlinyje, žinoma, pati neblizga puolime, bet prancūzams irgi leido kol kas įmesti tik tai 5 taškus. O po pirmojo mačo mes kalbėjome, kad Lietuvos komandos pagrindinė problema yra skylėta gynyba ir dėl atšokusių kamuolių. Šiandien lietuviai pralaimi kovą dėl atšokusių kamuolių, tačiau minimalia persvara šitoje kovoje yra pranašesni prancūzai. Nandas Dikolo pradeda jų ataką. Nikolas Batumas. Dikolo. Jacksonas taip pat aikštelėje. Žingsniai Nandui Dikolo. Nandas Dikolo, tarp kitko, 2009 metais Lenkijoje buvo vienas garsesnių krepšininkų Prancūzijos ekipoje, dėl to, kad aš nežinau, ar pamenate jūs, bet ketvirtfinalio grupės paskutinėse rungtynėse prancūzai žaidė su graikais dėl pirmosios vietos ir tai buvo rungtynės, kurių niekas labai laimėti nenorėjo, nes ketvirtfinalyje tai reiškia susitikimą su ispanais. Ir Nandas Dikolo praktiškai su sirena per rankas paleido fantastišką metimą, kuris pasiekė tikslą ir atnešė prancūzams pirmą vietą ir Ispanija ketvirtfinalyje. Jonas Mačiulis mažina skirtumą jau iki 5 taškų, 24-29. Ir Jonas Mačiulis šiandien jau pelnė 13 taškų. Jo vidurkis šiame pasaulio krepšinio čempionate yra 12. 24-29. Batumas pro galinę liniją. Pražanga. Ji yra įrašoma Tadui Klimavičiui ir baudos metimai. Nikolas Batumas. 15 taškų vidutiniškai pelno per rungtynes prancūzų lyderis ir prieš jo baudų metimus minutės pertraukėlė. Baigėsi minutės pertraukėlė, prancūzai jau laukia, kada galės Nikolas Batumas mesti baudų metimus. Lietuvos rinktinė. Štai tokį spurtą surengusi antro kėlinio pabaigoje, 10-0, grįžta į aikštę ir dar turės atsakymą. Beveik 16 sekundžių lieka jam, jeigu žinoma Nikolas Batumas pataikys abu baudos metimus, skaitant paskutinį. Naujoji ir ko gero ryškiausia prancūzų žvaigždė yra Nikolas Batumas. Jis buvo žvaigždė visose jaunimo varžybose, su 16-mečiais 2005-aisiais auksas, su 18-mečiais 2006-aisiais auksas ir naudingiausio krepšininko titulas, sidabras pasaulio čempionate su 19-mečiais ir NBA varžybose Portland Trail Blazers komandoje debiutuodamas prieš 2 metus. Nikolas Batumas nepateko starto penketą tik tai per 3 pirmąsias rungtynes ir po to 76 kartus buvo starto penkete. Praėjusią sezoną dėl traumos praleido 45 mačus ir grįžo į aikštę tik tai, čia problemos kažkokios su šviesvente, grįžo į aikštę tik tai sausio mėnesį, bet vos tik tai grįžęs iš penketo išstūmė ir beveik iki minimumo sumažino Rudy Fernandeso minutės aikštelėje. Kalbu žinoma apie Portland Trail Blazers komandą. Išstumti Rudy Fernandesą yra šis bei tas. Ir statistika. 25 minutės, 10 taškų, 4 atkovoti kamuoliai. Čia NBA statistika, 15 taškų per rungtynes. Nikolas Batumas pelno šiame pasaulio krepšinio čempionate. 1 taiklus baudos metimas, 6 taškai ir Lietuvos rinktinės paskutinė ataka. Mantas Kalnietis. Gražiai, bet ne iki galo gražiai, dėl to, kad Tadas Klimavičius prasižengė puolime. Ir maža to, kad Lietuvos rinktinei nepavyko sumažinti skirtumą. Dar dabar laiko turi ir prancūzai. Turi dar 4 sekundės su pusė.
Nikolas Batumas pats mes. Meta nesąmoningą metimą per Joną Mačiulį, taigi 24-30 po 2 kėlinių Lietuvos komanda sumažina atsilikimą iki 6 taškų ir žinoma palieka mums viltį. Dar kartelį, labą vakarą visiems krepšinio aistruoliams, visiems tiems, kurie šiandien su karavanu su Lietuvos rinktinė į Eurobasket 2011 susirinko Kauno Rotušės aikštėje, visiems tiems, kurie susirinko Vilniaus Rotušės aikštėje, tai yra TV3 krepšinio fanų aikštėje, visiems TV3 žiūrovams ir visiems, kur ir kokiame Lietuvos mieste bebūtumėte ir žiūrėtumėte šią transliaciją. Dar kartelį, labas vakaras ir mes pradedame trečiąjį rungtynių kėlinį. Po 2 Lietuvos komanda pralaimi rezultatu 20-30, tačiau antrąjį ketvirtį lietuviai laimėjo štai tokiu rezultatu 13-6. Na ir ką, reikėtų dabar išlaikyti tokią gynybą ir mesti bent po 20 taškų. Jeigu tai būtų, laimėtumėm rungtynės 64-40. Jeigu gerai suskaičiavau, na žinoma, čia juokais, bet Lietuvos komanda tikrai pademonstravo puikią gynybą ir dėl darbo joje, dėl kovingumo, dėl agresyvumo tikrai nėra jokių priekaištų. Tiesiog sukandę dantis kovojo dėl kiekvieno kamuolio savoje aikštės pusėje Lietuvos krepšininkai, tačiau šiandien jie padarė jau 11 klaidų, tai yra praktiškai tiek, kiek vakar per visas rungtynes su Ispanijos komanda ir šiandien daug kas nesiklijuoja Lietuvos rinktinės žaidime. Pavyzdžiui, Linas Kleiza kol kas yra visiškai uždarytas. Linas Kleiza šiandien prametė visus 5 savo metimus. Kleiza šiandieną yra Jonas Mačiulis, jis pelnė 13 taškų, tačiau jeigu Jonas Mačiulis yra Kleiza, tada reikia kažkas, kad pasidarytų Jonu Mačiuliui, dėl to, kad daugiau pagalbininkų nedaug. Martynas Pocius pradeda šią antrąją pusę taiklių metimų iš toli. Galbūt tai tas gerasis ženklas, kurio mums trūko. 5. Martyno Pociaus taškas, 5 yra pelnęs ir Mantas Kalnietis. Štai ta trijulė yra rezultatyviausia šios dienos rungtynėse, o Lietuvos penketas apsigina. Prancūzai taip pat suklysta 11 kartą šios dienos rungtynėse. Statistika kol kas yra labai panaši abiejose komandose. Pataikymas 35% iš žaidimo tiek lietuvių, tiek prancūzų. Varžovai laimi kovą dėl atsakos į kamuolio 18-15, bet daugiau kažkokių didelių kontrastų nėra. Na, galbūt tik tai 3 taškus Prancūzijos rinktinė metė taikliau, 5 iš 9, lietuviai pataikė 4, dabar jau iš 12. 27-30, Mačiulis. Kleiza. Jo reidas į baudos aikštelę, pabėga šį kartą Linas Kleiza nuo Ali Traore, pirmieji Lino taškai šiandien ir dabar galimybė išlyginti rezultatą 29-30 po Lino Kleizos metimo. Šie mano kolegos komentatoriai iš kitų šalių taip skėšė rankomis ir sakė per pertrauką, kad jeigu Linas Kleiza šiandien prabils, tada rungtynės vyks visai kitokiu scenarijumi ir rezultatas bus kitoks, dėl to, kad be Lino Kleizos žinoma ištraukti mačą su tokia atletiška komanda kaip Prancūzija yra nelengva. Linas Kleiza lygina rezultatą 30-30. Ali Traore į kitą aikštės pusėje, Nikas, tai yra Nando Di Colo prasiveržia ir pelno 2 taškus, Mantas Kalnietis, jo greitas reidas į baudos aikštelę, Jonas Mačiulis vos pagavo kamuolį, įmetė jį Linui Kleizai, Kleiza pelno dar 2 taškus, nepaisant dvigubos gynybos ir 4 rankų prieš jį, 32-32. Mokolo. Ir gražus dabar reidas prie krepšio. Palei galinę liniją pranerė Nikolas Batumas, praleido į Jonas Mačiulis. Robertas Jevtokas bandydamas uždaryti šią spragą, bandė blokuoti varžovo metimą. Pražanga Robertui Jevtokui įrašyta ir kažkas atsitiko. Nikolasui Batumui atrodo, kad kliuvo jam ir per galvą. Truputėlį šio epizodo metu. Robertas Jevtokas ir toliau žaidžia su pusantros kojas, su pusantros pėdos, ko gero taip galėtumėm sakyti. Jis juokauja, sakydamas, kad koja dūzgia kaip bitutė, bet iš tikrųjų nuskausminamųjų dozė yra didžiulė. Ir tai yra Roberto Jevtoko pageidavimų ir norų kovoti aikštelėje, būti joje, o ne žiūrėti į įvykius iš šalies.
Toks yra Lietuvos rinktinės kapitonas dabar prasižengęs prieš Nikolasą Batumą. Nikolas Batumas šiandien pelnęs 12 taškų. Baudos metimą prameta. Jis rezultatyviausias Prancūzijos rinktinėje. Po jo seka Nando De Colo ir Borisas Dialas. Abudu pelnė po 7. Antrasis metimas. Put nenori, bet įkrinta kamuolys į krepšį. Ir prancūzų persvara minimali. 1 taškas. Mantas Kalnietis. Keturi rezultatyvūs perdavimai. Tokia Manto Kalniečio statistika buvo šiame pasaulio krepšinio čempionate po 3 susitikimų. Šiandien kol kas 1 tikslus perdavimas. Linas Kleiza atliko beje 3 rezultatyvius perdavimus ir tai taip pat yra faktorius, kurio mes neturėtumėm išmesti ir neturėtumėm skaičiuoti vien tik tai Lino Kleizos taškus, dėl to, kad kai gynyba prieš jį dvigavo, kai gynyba prieš jį labai tokia kiekybinė, tada, būtent tada jis gali sukurti progas komandos draugams. Pražanga Linui Kleizai prieš Borisą Diavą. Pirmo Lino Kleizos pražanga ir antroji Lietuvos komandinė pražanga, taigi prancūzai tiesiog pradeda ataką iš naujo. Puerto Rikas, tarp kitko, pirmauja prieš Turkijos rinktinę trečiajame kelnyje, jau artėjant tam kelniui į pabaigą, pirmauja 9 taškų skirtumu. Taigi galima rinktis visokius varžovus, bet galima ir prisirinkti. Iš tikrųjų reikia kovoti dėl kiekvieno kamulio, dėl kiekvieno taško ir tą Lietuvos rinktinė ir daro. Kaip sakė Kęstutis Kemzūra, mes ne ispanai ar amerikiečiai, mes paprasti.